Kalendorinė žiema neišvengiamai artėja, bet turbūt tarp statybų gido žiūrovų dar yra tokių, kurie ir šį sezoną dirba kūrikais. Ką tai reiškia? Neminėsime, kad vasarą turėjote pasirūpinti malkomis, jas turbūt susiskaldyti, tvarkingai susandėliuoti ir tikėtis, kad jos šių metų drėgną vasarą vis tiek pradžius. O dabar kiekvieną dieną ir ne po kartą einate į katilinę, kad į katilą įmestumėte glėbį kietojo kuro. Be savaitgalių poilsio dienų ar atostogų, nes šilumos norisi kasdien, bet gal jų metas keistis. Kada jau klientui iškyla poreikis pasikeisti šildymo sistemą ar tiesiog visiškai namuose kardinaliai keisti, turėjo šildymo sistemą, ar tai kieto kuro katilą, ar kažką tai kitą, galima ir kaip naują šildymo būdą dujų balionų sistemą pasistatyti, arba galima jį kombinuoti su jau namuose esančiu kieto kuro katilu. Šitos sistemos tarpusavėje jos labai draugauja ir tada klientas gali pagal savo poreikius, pagal norus, pagal galimybės pasirinkti, kurią šildymo sistemą naudoti. Na, pavyzdžiui, jeigu esą namuose arba turi kieto kuro likutį, tada drąsiai kūrena malkas. Jeigu norisi komforto, patogumo, temperatūros pastovumo ar tai išvykimo tolėliau kažkur, tai tada saugiai galima naudoti dujinio šildymo sistemą, kur netgi yra galimybė temperatūras valdyti ir stebėti telefono programėlėje. Jeigu esi išvykęs toliau, tai tu tiesiog matai, kokia temperatūra ir netgi drėgmė yra namuose. Ir šitoje vietoje labai patogu ir galima daug sutaupyti, nes kada esi išvykęs, tu temperatūrą namuose gali sumažinti tikrai iki, 15-16, kad namai tiesiog neišaltų, bet nebūtų šildomos tuščios patalpos. O kada jau planuojate grįžti, jūs galite programėlėje pasikelti temperatūrą ir jau sugrįšite į šiltus namus. Su panašia situacija susidūrė ir mūsų reportažo herojė. Gamtinės dujos toli, jas atsivesti iki kiemo tikrai labai brangu, o komforto norisi visiems. Kol turim sveikatos, tai dar galim susinešti viską, o kai sveikatos nebus, tai tada ką tada darysi? Įjungiai savo patogiau yra. Čia, kaip sakyti, vyresniems žmonėms tai tikrai yra alternatyva tokia. O, įsivedėm ir visai gerai. Pabandėm pernai žiemą. Nereikia, aišku, nei ten tų pelenų nešiot, nei nieko. Patogu. Patogumas be abejo ima viršų prieš kasdienį darbą katilinėje. Bet nemažiau svarbu, kad toks sprendimas užtikrina komfortišką kasdienybę. Mes pastoviai nusistatę 21. Tai pas mumis čia va šildomos grindys, tai irgi čia temperatūra ir viršuj visam name būna. Temperatūra vienoda, pastoviai palaiko temperatūrą. Dėl šito tai tikrai labai gerai. Jeigu galvojate, kad pačiam reikės keisti dujų balionus, klystate. Paslaugos tiekėjas rūpinasi, kad jums vargti nereikėtų. Yra labai nesudėtinga. Kada pasibaigia tos dujos, iškart gauni žinutę ir operatorius susisiekia, užsako ir tuoj atveža. Sumokam per perlo terminalą. Ir atveža. Ir dabar jau galima lyginti, kaip buvo malkų epochoje ir kaip yra dabar. Su malkiniu taip neišlaikysi, nes jisai greičiau užkaista, aišku, ir paskui kaip jau vėsta, jeigu atvėsta grindis, atvėsta radiatoriai, tai jau atvėsta. O čia pastoviai viskas laikosi tą temperatūrą tokią, jisai pats reguliuoja. Su tuo termostatu tik tai nukrinta temperatūra, iškart įsijungia pats ir palaiko pastoviai temperatūrą. Šio namo kiemas išpuoselėtas, vidus ypatingai tvarkingas, tad ar nebuvo baimės įsileisti meistrus, kurių laukė lyg ir iššūkis sumontuoti ir suderinti naują šildymo sistemą? Sklandžiai, tikrai. Ir sklandžiai, ir greitai, ir nebuvo jokių problemų, labai greitai. Mes staigiai sugalvojom taip. Ir mums labai greitai įvedė, labai greitai viskas sutvarkė ir viskas labai operatyviai vyksta. Šildymo sistemų, šildymo pardavėjų, tiekėjų, montuotojų rinkoje tikrai yra labai daug. Ir prasidėjus rudeniui žmonės tveriasi už galvų, ką daryti, šildymas senas nebeveikia, dabar kaip greičiau, kaip geriau. Bet yra ta patarlė kartais, kad skupus moka 2 kartus ir ieškant rinkoje pigiausio varianto, kuris pažada čia ir dabar, greitai įrengs, pigiai padarys, tai nereiškia, kad jūs gyvensite saugiai, komfortiškai ir patogiai.
aš labai rekomenduoju pasidomėti, kiek rinkoje jau įmonė dirba metų, kokie dirba specialistai, kokios yra garantijos ir tai užtikrina jūsų komfortą ir namų saugumą. Na, kaip pavyzdys, Aurida jau rinkoje mes dirbam 28 metus, pragyvenom įvairius ekonominius, krizinius ir visus dalykus, ar ne, kas tikrai nebuvo lengva, visi puikiai apie tai suprantam. Ir savo klientam vis tiek teikiame paslaugas ir pasirūpinam visą priežiūrą. O bene geriausia tokio sprendimo rekomendacija – kaimyno klausimas, kuo ir kaip šildaisi. Kodėl senasis kaminas neberūksta? Jo tiesiog nebereikia, o namuose kiekvieną dieną komfortiška šiluma.